Sveiki, jūs klausotės kasdieninės manos, aš esu pastorius Mindaugas Pikūnas. Biblijoje yra užrašytas pasakojimas apie karalių Dovydą, tą patį, kuris parašė tą įsimintiną 23 psalmę apie Dievą, ganytoją ir žmonės jo kaimenę. Šis vyras vos nesugriovė savo gyvenimo. Pirmiausia, jis susižavėjo vedusią moterimi. Jis įsijautė į savo kaip karaliaus vaidmenį ir viršydamas savo įgaliojimus pasinaudojo ją. Netruko praeiti laikui, kai ta moteris atėjo ir pasakė, kad laukiasi nuo jo kūdikio. Tuo metu abortų niekas nedarydavo. Kaip išspręsti šią problemą? Tos moters vyras tarnavo karaliaus Dovydo kariuomenėje, taigi Dovydas įsakė išleisti kareivį trumpų atostogų, kad grįžęs galėtų pasidžiaugti savo žmoną ir taip, galbūt, išeitų nuslėpti nesantuokinį nėštumą. Šis planas neišdegė. Tada karalius įsakė savo kariuomenės vadui šį vargšą kareivį pastatyti pačioje pavojingiausioje mūšio vietoje. Ir planas pavyko. Kareivis žuvo mūšyje, moteris liko našlė. Kaip jums toks karalius? Ištisus metus Dovydas gyveno, tarytum nieko nebūtų nutikę, kol galiausiai supratęs savo kaltę atsiprašė ir prašė Dievo atleidimo. Jis ilgą laiką apsimetinėjo, kad viskas yra gerai. Bandė praeitį palaidoti, tačiau tai nesuveikė. Jei kalties jausmas yra gyvas, tai anksčiau ar vėliau jis prisikels. Kalties neigimas, ignoravimas ar menkinimas jos neišsprendžia. Yra tik vienas būdas išspręsti kalties problemą. Ją reikia atiduoti Dievui. Apaštalas Paulius rašė: visi yra nusidėję, tačiau yra paskelbiami teisiais arba nekaltais. Dovanai Dievo malonė dėl Jėzaus Kristaus atpirkimo. Laiškas Romiečiams 3 skyrius 23-24 eilutė. Pagrindinė krikščionybės žinia yra ta, kad Jėzus Kristus užmokėjo už mūsų nuodėmes. Nežinau, ką esate padarę, tačiau atleidimas priklauso ne nuo jūsų blogumo, o nuo Dievo gerumo. Svarbiausia ne tai, ką jūs padarėte, bet ką padarė Jėzus. Per savo pastoracinę praktiką teko sutikti žmonių, kurie jau daugybę kartų prašė Dievo atleidimo, tačiau vis tiek nepajuto palengvėjimo. Esu įsitikinęs, kad tai yra tikėjimo klausimas ir yra artimai susijęs su tuo, kokiu Dievu mes tikime. Biblijoje yra pasakojimas apie sūnų Palaidūną, kurį papasakojo pats Jėzus. Jame Jėzus pasakoja apie tėvą ir du jo sūnus. Jaunėlis, nelaukdamas tėvo mirties, tiesiog atėjo vieną dieną ir paprašė tėvo atseikėti jam priklausančią palikimo dalį. Neįtikėtai nepagarbus elgesys. Tai lyg pasakyti savo tėvui, geriau tu jau būtum miręs. Tačiau nuostabiausia, kad tėvas nepradeda auklėti ir pamokslauti savo jauniausiajam. Jis tiesiog atiduoda tą palikimo dalį, kuri jam buvo priklausiusi pagal testamentą. Gavęs tiek pinigų, jaunėlis tiesiog pamišo, švaistė juos į kairę ir į dešinę, bandė džiaugtis gyvenimu, tačiau netruko praeiti, kai visi pinigai baigėsi. Ką daryti, kai nėra pinigų? Tenka žemintis ir dirbti samdomą darbą. Jaunėlis gavo ne paprastą, o kiauliaganio darbą. Kiekvienam save gerbiančiam žydui toks darbas turėjo būti didžiausias pažeminimas. Dirbdamas tokį darbą jis galvojo, kad pas jo tėvą ir tarnai geriau gyvena. Jis suprato savo akiplėšiškumą ir nusprendė eiti atsiprašyti savo tėvo ir prašytis priimamas dirbti net tarnu. Jei tėvas būtų toks, kokį dažnai žmonės įsivaizduoja Dievą, kaip jis turėjo pasielgti su savo sūnumi? Tegul tarnauja, kol atidirbs už visus prarastus pinigus. Arba jei pakankamai ilgai atgailaus, tada gal priimsiu jį vėl pas save. Tačiau tas tėvas taip nepasielgė. Jėzus sako, kad tėvas dar iš toli pamatė savo sūnų ir bėgo jį pasitikti. Jėzaus laikais turtingieji vaikščiodavo neskubėdami, nes skubėjimas ar bėgimas nesiderino su jų statusu. Girdėjau, kad rytuose šis paprotys vis dar išlikęs ir kad turtuolis nebėgtų net ir tuo atveju, jei einant keliu netikėtai į jį lėktų automobilis. Jis pasirinktų susidūrimą su automobiliu, nei gėda bėgant nuo jo. Taigi, tėvas atbėgo pas savo sūnų ir apkabino jį, išbučiavo, uždėjo žiedą, kas reiškia atstatymą į pilnateisius šeimos narius ir paprašė surengti puotą sūnaus sugrįžimui. Ir visa tai sūnui nieko nepadarius tokio, kad vėl užsitarnautų ir susigrąžintų tėvo meilę. Matote, Dievas mus myli. Kai suprantame, kad mums reikia atleidimo ir Dievo meilės, užtenka tik ateiti pas jį. Niekas mūsų taip nemyli kaip Dievas. Jis vienintelis yra matęs mus verkiančius, kai niekas nemato, kenčiančius, kai bandome šypsotis, silpnus, kai vaidiname stiprius, reikalaujančius gerbti mūsų teisės, kai viso ko nusipelnėme, tai bausmė už mūsų išdidumą. Ir visą tai žinodamas Dievas mus myli. Panašiai Dievas ramybę suteikė ir Dovydui.
jam buvo atleista. Savo šlovą man apreiškei, kai radau aš tave gilumoje, šiltos meilės. Aš ilsiuos tavyje, kaip myliu aš artumą tavo, kaip myliu aš Jėzau tave, kaip myliu aš, kai esi šalia, kaip myliu aš, Jėzau tave, savo šlovą man apreiškei, kai radau aš tave gilumoje, šiltos meilės. Aš ilsiuos tavyje, kaip myliu aš artumą tavo, kaip myliu aš Jėzau tave, kaip myliu aš, kai esi šalia, kaip myliu aš Jėzau tave, kaip myliu aš artumą tavo, kaip myliu aš Jėzau tave, kaip myliu aš, kai esi šalia, kaip myliu aš Jėzau tave. Kasdienė mana. Mes nuoširdžiai atgailaujame, atsiprašome ir Dievas mums atleidžia. Tokia yra Biblijos žinia. Būtų galima užversti Bibliją ir pasidžiaugti, kad Dievas nori ir gali atleisti. Tačiau po šio gėdingo karaliaus elgesio su vedusia moterimi sekė labai skausmingas įvykis jo šeimoje. Batšeba, moteris, kurią jisai suviliojo, tapo nėščia ir pagimdė nesantuokinį kūdikį. Kūdikis susirgo. Dovydas labai nerimavo, jis pasninkavo ir meldėsi prašydamas Dievo išgydymo. Tačiau kūdikis neišgyveno. Ką daryti, jei susitaikius su Dievu ir gavus atleidimą, mums vis tiek reikia priimti skaudžias savo nuodėmės pasekmes? Iš karaliaus Dovydo galime pasimokyti 3 dalykų. Pirmiausiai, Dovydas priėmė tai,
ko negalėjo pakeisti. Karalius Dovydas meldėsi ir pasninkavo, tačiau vaikeliui mirus, Dovydas atsikėlė, nusiprausė, paprašė naujų drabužių ir maisto. Tarnai nustebo, nes Dovydas pasikeitė, atsisakė toliau gedėti ir liūdėti. Karalius taip atsakė savo tarnams. Vaikui dar gyvam esant aš pasninkavau ir verkiau. Dabar, jam mirus, kodėl turėčiau pasninkauti? Argi galėčiau jį vėl susigrąžinti? 2 Samuelio knyga, 12 skyrius, 22 ir 23 eilutės. Jūs nubaudė tėvai, dėl jūsų kalties pašlijo santykiai su bendramžiais ir gyvenimo partneriu, gal jūs susirgote sunkia liga dėl savo klaidingų pasirinkimų? Visa mūsų širdgėla nesugebės pakeisti praeities. Pirmas žingsnis į emocinę sveikatą ir ramybę tai susitaikymas. Susitaikyk, priimk tai, ko negali pakeisti. Aš negaliu pakeisti savo praeities. Susitaikymas yra pirmas žingsnis gydant mūsų mintis, valią ir emocijas. Priimti tai, ko negali pakeisti. Antras žingsnis, kurį žengė karalius Dovydas, tai jis neišpūtė skausmo ir maldoje jį atidavė Dievui. Skausmas yra neišvengiamas, tačiau kentėti mes renkamės. Biblija sako palaiminti liūdintis, tačiau dažnai mes paėmėme šį liūdesį ir pavertėme jį aimaną. Biblija moko neišpūsti dalykų ir juos nusimesti. Atiduokite juos Dievui. Vietoj to, kad sakytumėte, tai mane pražudys, sakykite, Dieve, padėk man pergyventi šią situaciją. Dovydas atsikėlė nuo žemės, išsimaudė, išsikvėpino ir persivilko drabužius. Nuėjęs į viešpaties namus, puolė kniūpščias. 2 Samuelio knyga, 12 skyrius, 20 eilutė. Jis nuėjo į Dievo namus, kur garbino Dievą, kuris jam suteikė viltį ir jėgų ateičiai. Na ir trečias dalykas, kurį darė karalius Dovydas, tai jisai sutelkė dėmesį į tai, kas liko, o ne į tai, kas prarasta. Toliau mes skaitome, Dovydas guodė Batšebą, savo žmoną, nuėjęs suėjo su ja ir ji pagimdė jam sūnų, kuriam jis davė Saliamono vardą. 2 Samuelio knyga, 12 skyrius, 24 eilutė. Kai kurie iš mūsų dabar išgyvename širdgėlą. Dievas jūsų neapleido. Tai dar ne pabaiga. Taip, tai skauda, tačiau tai neturi jūsų pražudyti, jei jūs atsigręšite į Dievą ir leisite jam išgydyti jūsų širdis. Paprašykite Dievo paimti jūsų kaltę ir palengvinti jūsų širdgėlą. Jei jūs dar kvėpuojate, vadinasi Dievas dar nebaigė ir jūsų tolimesnis gyvenimas gali būti nepalyginamai geresnis. Jūs neturite likti įkalinti savo skausmo. Tai yra pasirinkimas. Jis atgaivina mano gyvastį, rašė karalius Dovydas savo 23 psalmėje, kur mūsų santykius su Dievu prilygino ganytojo santykiams su savo kaimene. Gyvenime būna visko. Mes būsime skaudinami ir patys skaudinsime. Dažnai gyvenimas išmuš mus iš pusiausvyros. Ką daryti tokiomis akimirkomis? Žinote, avys yra keistos būtybės. Jei jos suklumpa ir nukrenta ant nugaros, jos negali atsikelti. Jos gali bliauti ir spardytis kojomis, tačiau atsikelti pačios jos negali. Tokioje pozicijoje jos yra bejėgės. Jas lengvai gali kas nors užpulti. Jei ji guli ilgai ant nugaros, tai jos skrandyje pradeda kauptis žarnyno dujos. Jos skrandis pasidaro standus, užblokuoja deguonies padavimą ir jos gali uždusti. Ir tai dar ne viskas. Tokioje pozicijoje nutirpsta jų kojos ir karštą dieną jos gali mirti per kelias valandas. Pačios jos savo negali padėti, joms reikalingas ganytojas, kuris atgaivintų jų gyvastį. Ganytojas atgaivina tokias avis, tačiau tai neįvyksta greitai. Priėjęs ganytojas pirmiausiai lėtai pamasažuoja avies kojas, kad sugrąžintų kraujo apytaką į kojas. Tada švelniai paima ją už pilvo ir pastato ant kojų. Jis jos nepaleidžia. Jis vis dar ją laiko ir laukia, kol avis atgaus pusiausvyrą. Tik tada, kai ganytojas įsitikina, kad avis gali stovėti tvirtai ant kojų, jis ją paleidžia. Toks yra Dievo įvaizdis. Kai jūs kalties jausmas, pyktis, pagieža ar širdgėla parbloškia ant nugaros, prisiminkite, kad Dievas yra jūsų ganytojas. Jis vienintelis gali padėti jums atsistoti ant kojų. Ir jis tai daro švelniai ir su meile. Mes galime pataisyti daugybę dalykų, tačiau vienintelis Dievas gali atgaivinti mūsų širdis. Jėzus atgaivins jūsų gyvastį. Leiskite jam būti jūsų ganytoju ir gelbėtoju. Kasdienė mana. Čia galėjo būti jūsų reklama.